į moterų savaitgalį atvažiavau antrą kartą. Pirmą kartą buvau žiemą, tai pirmą kartą išsimaudžiau sniege, tai buvau labai laiminga. O dabar atvažiavau vasarą pabandyti su kitais žmonėm, tai kiekvieną kartą, kai čia atvažiuoju, tai atvažiuoju pailsėti ir energijos pasisemti. Tai visi tie pokalbiai moterų vis tiek yra tam tikros dalybos, pasikeitimas, kažkam vieną iškelia, kažkam kitą. Būna ir daug ašarų, būna ir daug juoko, visko būna, o apskritai šitą kelią su Lolita pažinti turiu jau beveik metai, Liepą bus. Tai realiai galiu drąsiai pasakyti, kad ištraukė mane iš gilios depresijos. Tai nes buvau antiek save ištaškius ir nieko nebenorėjau, viskas erzino, norėjau būti viena. Ir čia tiesiog atvažiavau į gongus pabandyti ir iš tų gongų atradau savo kelią ir einu į šviesą. Tai buvau jau 3 tylos stovyklose, organizmo valyme buvau, vis atvažiuoju į jogą ir į gongus savaitgaliais. Tai dėkoju šitai erdvei, kad jinai atsirado ir man padėjo. Pati didžiausia dovana man buvo tyla. Joje aš gavau daugiausiai atsakymų ir iškėlė to, ko net negalėjau patikėti, kad aš tokių turiu ar emocijų užsislėpusių, ar kažkokių savybių. Tai mano pagrindinis tikslas ir didžiausia vertybė tai tyla, ko aš daugiausiai joje visko gaunu. Nes aš kiekvieną kartą čia, kai atvažiuoju, aš užsiduodu savo klausimą ir atsiduodu visiškai visiems pojūčiam, kas be nutiktų ir išmokau paleisti viską, nebelaikyti, nes viską laikydavau savy, o dabar išmokau viską paleisti, tai iš tikrųjų labai daug ašarų būna, bet po to labai palengvėja. Į tylą aš važiuoju visai kitaip, aš važiuoju grinai pabūti su savim, o į moterų daugiau važiuoju tos tokios ramybės, atsipalaidavimo, to pabendravimo, pabėgimo iš namų rutinos, gal labiau to laiko savo skirti, kad nereikia namuose būti ir užsiimti tą kasdienybę. Tai tie, kas neranda savęs, kas jaučia, kad yra blogai, bet nesupranta, kas yra blogai. Aš iš savo patirties tai pasakoju, nes aš atradau atsakymus. Tai taip gal, o nerekomenduoti, kas nėra pasiruošęs keisti. Nes tam, kad tu tobulėtum, turi kažką paaukoti, kažko atsisakyti, o pokyčių nieks nenori, visi nori greito rezultato, o čia rezultatą gausi, bet darbas yra sunkus. Nesijaučiu nieko paaukojus, jaučiuosi atradusi save, atradusi ramybę, aišku, ne visą, aš jos siekiu ir ieškau dar. Taip jaučiuosi tokioj flow būsenoj, atrodo, nuplaukiu kažkur ir nežinau, kur tiesiog ta tokia energijos antplūdis ir toks lengvumas toks atrodo atėjo. Tai tiek.